Abudu akvariumai tušti, viršutiniam tik vandens tik per delną. Tam, kad šakas būtų šlapias, ten ganosi gerų patinukų, net filtras išjungs. Apatiniam šiandien išsiunčiau paskutinius augalus. Iš čia ganosi jaunas Galaxy rasboras, likutis jaunų koridorų, būrys pigmėjukų, kurie išeis į naujai užsodintus akvariumus po kelių dienų. Nu ir va tokia raudonuma krevietkos. Tai viskas, tie akvariumai yra pabaigti, ištuštinti, galėčiau daryti restartą, filtrų perdarimą. Viena bėda, negavau medžiagų dar. Ir ko gero ateis tik vasario vidury, gal net kovo pradžioj. Augalai švarus. Rezervui susodinti tuos 2 kubus. Iš jų galėsim imti toliau. Čia suleisiu pigmėjus ir geras krevetes po poros dienų. O iš 20 samanos ir augalų likučiai suėjai 72 litrus. Pajungiau išorinį filtrą. Vakar dajungiau papildomas 3 lemputes, kad būtų fotosintezei. Krevetės. Viskas, kas lika iš 2 akvariumų.